Praėjęs sekmadienis Katažinos ir Dainiaus porai buvo itin dramatiškas ir psichologiškai sudėtingas. Dar iki tiesioginės transliacijos, nei viena iš 3 repeticijų Katažinai su Dainiumi nebuvo sėkminga. Stuburo ir rankos traumas patyręs Dainius negalėjo išsilaikyti ant kojų, o Katažina jam tiesiog slydo iš rankų. Tiesą sakant, turbūt viso projekto metu taip nesijaučiau, kaip jaučiausi praeitą sekmadienį. Tai buvo be galo emocinga diena, grynai ant adrenalino, ant emocijų visą dieną, iki eterio ir po eterio dar kokias, nežinau, 3-4 valandas vis mane laikė ta įtampa, žiauri įtampa. Abejonė, ar pavyks sušokti, nedavė ramybės iki pat tiesioginės transliacijos pradžios. Užkulisiuose jie toliau įnirtingai repetavo, tačiau ir vėl nesėkmingai. Kai atėjo jų pasirodymo eilė, Katažinai su Dainiumi buvo pasiūlyta neišeiti ant parketo, o žiūrovams parodyti repeticijoje nufilmuotą šokį. Tačiau abu šito atsisakė. Labiausiai mane sunervino, kad prodiuseriai man norėjo neleisti išvis šokti. Ir tą burbulą pūtė. Nežinau, aš kažkaip nelinkęs viešinti tokių dalykų. Manau, nelabai kam ir įdomu iš tikrųjų. O kad ten nešoki, nes tau skauda ir tavęs gailėtų, man aš kažkaip nepratęs gyvenime prie tokių nuolaidų. Užsispyrusi pora ant parketo vis tik išėjo. Įveikę nepakeliamą skausmą, Katažina ir Dainius pirmą kartą sėkmingai sušoko. Ta vakarą komisijos ir žiūrovų pora buvo įvertinta geriausiai. Žiūrovai tikrai labai pasistengė, jautėm palaikymą. Šiaip iš tikrųjų buvo labai geras jausmas, kai pats labai susikaupdavau prieš kiekvieną pakelimą. Ir taip jausdavau, kad salė taip visa taip nuščiūva. Ir pavyko, jau padėjau Katažiną ant žemės ir buvo jėmai aplodismentų. Šią savaitę Dainius su Katažina vėl plušo repeticijų salėje. Tačiau abu patikino, jie sumažino treniruočių laiką ir šoka saugodami save, nes Dainius pirmą kartą gyvenime iš tiesų sunerimęs dėl sveikatos. Ir nors traumos negyja taip greitai, kaip norėtųsi, pora iš projekto trauktis neketina.